kad ir mes šiandieną tarnaitės, oi, galėsime švęsti. Tikrai taip. Mes šiandien būsime kaip pasakoje. Tikrai, žinau, kaip pasakoje. Tiek daug visko vyksta, tiek daug žmonių, kad net akis raipsta. Pamėginau viską, sakosiu. Žinau, brangioji, mano dvaro erdvėse veikia Lietuvos vyndarių asociacijos narių gaminamų įlai. Dvaro sienas ir sales puošia piešinių ir keramikos darbų paroda Praeitis Skidulių dvare. Autorės, tai žinau, mūsų dvi draugė, ne draugės, giminaitės, tai iš Tauragės architektės Šarūnė. Visko sužiūrėti gerai. Labai gerai, kad ponai atlyginimą išmokėjo. Toks tas atlyginimas, tai ir nusipirksiu. O prie terasos mačiau jau įsikūręs vaikų užimtumo kampelis. Ten laukia žaidimai ir kitos magos pramogos. Kęstučio poniai mažuosius šventės svečius su bričkele pavežioti žadėjo. O nacionalinis kraujo centras kaip ir kasmet laukia kraujo donorų. Išrimės, Ada. Dėmesio, brangieji, jūsų visų lauks muzikos ansamblis iš akių Uzurėlis, Slavikų kaimo kapela, jaunimo gyvo garso grupė Radio Masažas, grupė Gazas,
nuo vakaro vinis, cvekas, Rimbas Bizūnas, vairas. Pablokim dar kartelį visi, kad tokia šauni programa. Oi, taip sunkiai pliauškina čia tie mūsų tarnai. Ką dabar? Mėlynojo mėnulio pilnatis. Eiktų, negalima. Taip, ir atgims vaiduoklė. Šmėklos. Oi, legendas įvairiausios. Aš žinau didelių legendą, o tu? Nu, gal, nežinau. Svečiai, leiskite jūs visus pasveikinti su šia jau tradicinė tapusi Dvariškojo miestelio švente. Linkiu visiems pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasidžiaugti tikruoju dvariškoju gyvenimu. Naudodamasi progą noriu padėkoti, visų pirma noriu padėkoti rėmėjams, kurių finansinė pagalba padėjo įgyvendinti visus mūsų sumanymus. Taip pat norėčiau padėkoti savanoriams, seniūnijos darbuotojams, kurių nematomas darbas taip pat labai prisidėjo rengiant šią šventę. Ypatingai norėčiau padėkoti Tauriui Andriukaičiui, kuris padovanojo miesteliui šios šventės progą ypatingą dovaną, tai yra atstatė 1989 metais pastatytą jo tėčių kryžių nesulaukusiems Lietuvos atgimimo. Tai, manau, yra visiems didelis pavyzdys, kad ir negyvenant kiduliuose visada galima prisidėti, prisiminti savo šaknis. Kilmingiem pagal kraują ir pagal rūbą, šito miestelio šeimininkams ir visiems, kurie čia atvyko tik pasižiūrėti. Iš tikrųjų, sveikinu šią išradingą bendruomenę, kuri nebijo ieškoti, nebijo kviestis svečių, kurie tikrai, ne visiems rajono miesteliam tokie yra įkandami. Taigi, suradot savo kampą, taigi linkiu ir toliau taip entuziastingai ir kūrybingai ieškoti savo miestelio patrauklumo ir taip žiūrėti į priekį. Noriu pasisveikinti su visais Kidulių žmonėmis, jų svečiais, pasidžiaugti, ne pirmą kartą turiu pasakyti, pasidžiaugti išradingą, gražią, išieškotą šventę ir tai, kad jūs dabar patraukėte į savo parką tokį didingą, su tokiu istorijos dvelksmu ir tas buvimas mūsų visų ir dvariškai apsirengusių žmonių taip realiai sugrąžina, atrodo, į tą laiką, į tolimą laiką, bet jo nesugrąžintų, jeigu nebūtų išlikusi dvasia. Tai aš noriu pasidžiaugti, kad tos dvasios puoselėjimas, palaikymas, savo šaknų pajautimas yra labai svarbi visos bendruomenės, kultūros žmonių, ir visų. Tai kuriai dabar čia Veronikai? Paneliai Veronikai. Prašom. Mes tai niekada nieko negavome. O dabar tai jau žodis vytariaus, tai jau jeigu nedavė čia mums dovanų, tai gal dar vyno įpils. Vladui, prašom. Oi, kardas. Žiūrėk, dar čia. Gamą Kauno, prašom, Nusilenkim, matai, kada ateina, nusilenkim. Giliau. Va, tai. Taigi, nuo Kauno apskrities bajorų draugijos norim pasveikinti Kidulių bendruomenę su gražiu miesteliu, su gražiu parku, su jūsų gražia šventė, kad pakvietėte mus. Dėkojame. Norim prisistatyti, kad tai esame asociacija vieninti žmonės, kurių protėviai buvo bajorai ir yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Lietuvos bajorija valdžius ir gynusi Lietuvos valstybė susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Siekime populiarinti Lietuvos karalystės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Kauno krašto bajorijos istorinį paveldą ir tradicijas. Savo aktyvioje veikloje diegiame teisingą raštą Kidulių miestelio bendruomeniai už aktyvią veiklą puoselint bajorijos ir Kidulių dvaro istorinį paveldą bei tradicijas, už šiltą priėmimą ir puikią nuotaiką. Tai skruzdėlyną keptą Kauno apskrityje. Beldžiuosi į sielą ir klausaus, trokšdamas didžiausio stebuklo. Ar giesmelė
sustingusią širdį sujudins? Ar senovės dievų ir tėvų prisiminimas išprašys nors ašarą išmels atodūsį? Saudra audringa jūra, lemtį nojau nugalėk ir josios moks nepaistyk. Jeigu leis, šypsniu atsakyk maloniai.
visokiausiomis intrigomis, su paslaptimis. Na, o žinok, Kidalių dvaras, tai kaip ir visi tikriausiai dvarai tuo laiku, taigi garsėjo savo karališką kilmę. Ar žinojai? Taip, taip, nes jis vis priklausydavo kokiam nors didikui. Ar žinojai, kad jis priklausydavo tai Kiršenšteinams, Karpiams, Tiškevičiams ir priklausė net Offenbergams? Ne, aš to tikrai nežinojau, bet aš žinau, kad senuose dokumentuose tai galima atrasti ir tokių dalykėlių, kad čia po pralaimėjimo Napoleonui viešėjo net Prūsijos karališko. Jis iki vidurnakčio sėdėdavo mažame dvaro kambarėlyje prie lango.